Klaipėdos universitete gimė absolventų klubas. Šio Klaipėdos universiteto alumni klubo steigėjai Darius, Sigita, Sandra, Kazys ir Edgaras. Tai žmonės, norintys ir toliau dalyvauti universiteto veikloje, palaikyti ryšių su čia surastais studijų draugais ir žinoma dėstytojais. Kodėl buvo kuriamas Klaipėdos universiteto absolventų klubas? Manau, pagrindinis tikslas yra poreikis bendrauti, kadangi baigi studijas atitolsta tie buvę tavo grupiokai, grupiokės, atitrūksta ryšiai, nes kiekvienas kuriasi savo šeimas ir visą kitą. Tai tiesiog atsirado toks poreikis palaikyti ryšį su tais, su kuriais tu praleidai gana nemažą gyvenimo savo dalį. Ir manau, vienas pagrindinių poreikių ir yra būtent šio klubo idėjos pagrindas. Kitas dalykas taip pat, bent jau man, mūsų alma mater Klaipėdos universitetas. Tai visada išliks širdį, išliks mano gyvenimo dalis ir nesinori tiesiog to užmiršti ir norisi kažką tais iš to, ką aš paėmiau studijuodamas, jiems gražinti ir įnešti savo indėlį į Klaipėdos universitetą ir palikti čia savo pėdsaką. Absolventų klubas KU alumni buvo kuriamas ne tik tam, kad bendrautų jau baigę universitetą absolventai, kad nenutrūktų ryšys su savo universitetu, bet ir tam, kad mes galėtumėm atiduoti, kaip galim pasakyti, duoklę savo universitetui, nes iš jo gavome labai daug. Klaipėdos universiteto absolventų klubo nariai kviečia prisijungti visus, kurie nenori ir negali likti abejingi metams, prabėgusiems universitete ir kuriuos vis dar traukia šis raudonų plytų pastatas persmelktas laisva jūros dvasia. Ką duoda buvimas šio klubo nariu? Priklauso, ko tu pats nori iš to universiteto. Jeigu tu ateini, tarkim, susitikti su savo senais bičiuliais, su kuriais kartu studijavai ir turėjai puikų laiką, puiku, tu ten tai gausi. Jeigu tave vilioja visuomeninė veikla, tarkim, padėti universiteto studentams, prašau, tu ten tai taipogi gausi. Jeigu tau rūpi paremti patį universitetą ar dalyvauti jo renginiuose, tu taip pat ten gali tai gauti. Ne tik smagų laiką gali gauti studentas, bet ir įvairios pažintys, bendraminčiai, įvairūs mokymai studentams. Taip pat dar turime įvairių idėjų, kurias iš tikrųjų pasidalinsime su visais studentais, kurie tik prisijungs prie mūsų. Ir iš tikrųjų nenorim visko atskleisti. Daug turime idėjų iš tikrųjų greičiau. Tik tai, aišku, reikia noro, kad atsirastų daugiau bendraminčių. Klaipėdos universiteto alumni susikūrė ne tik bendruomeniškumo jausmo vedini. Jo nariai taip pat sieks paremti Klaipėdos universitetą, dalintis įgytą patirtimi su dabartiniais studentais bei padėti spręsti universiteto bendruomenės problemas. O kaip galvojate pritraukti kitus, kurie jau baigė Klaipėdos universitetą? Manau, pagrindinis ir bus dalykas tai, kad galbūt jie jau būtų senai susibūrę, nes žmoguje yra tas bendravimo poreikis visą laiką. Tiesiog dabar, kai jau yra toksai klubas, yra organizacija, jiems tai reikia atitinkamai paskleisti informaciją ir jie tiesiog prisijungs prie mūsų. Aišku, tiem, kam neįdomu, tai bet kokiu atveju jau nieko nepakeisi, čia yra nuo žmogaus priklauso. Bet tiems, kas nori bendrauti, kas nori palaikyti ryšį, atgaminti ryšius, nes tarkim, kas baigė universitetą prieš 10 ar 20 metų, tai atgaminti tuos ryšius, atrasti savo grupiokus, jiems labai turėtų būti aktualu, bent jau mano nuomonė, man tai būtų labai smalsu. Nuo šių metų ketiname su diplomais, diplomai įteikimais bus kviečiami, kaip tik baigę universiteto studentai, prisijungti į šį klubą. Taip pat bus per katedras kviečiami, per paskaitų metu dėstytojai kviesti. Tai iš tikrųjų aprieps netgi studentų sąjungos, prašysim pagalbos, kad jie padėtų mums, nes tai yra bendras tikslas ir tik tai KU labui.